Laidą Vienam gale kablys remia Vangita, žūklės kelionių gidas. Sveiki visi žiūrintės laidą Vienam gale kablys, šalia manęs Rimukas, Vivorys. Sveikas Rimai, neįsim tas pirštinės, čia minus 25. Visai neseniai matėt mūsų laidą apie Skandinaviją ir žūklėje, tai dar kartą dėkui Rimui už tą tikrai smagią kelionę. Ji dar tęsiasi, bet jau šiandien paskutinė diena. Ir kas man labai patiko iš viso, poilsis Skandinavijoje turi įdomumą ir turi prasmę. Visų pirma, Rock and Lake tikrai graži vieta su puikiais namukais. Komfortas tikrai puikus, ar ne? Tu senai jau čia su jais dirbi? Kokie 7 metai jau. 7 metai, ar ne? Taip. Ir čia nameliai paruošti ir žvejams, ir poilsiui paruošti nameliai, ir su šeimom atvažiuoti. Tikrai šauniai. Nes mačiau ir pirtis, viskas, tiesiai viskas, ant ežero krantai. Taip, viskas arko. Ir sniego motociklus turim, viską čia. Viską nereikia nieko galvoti, ar ne? Nu tai super. Tai pakalbėkime apie keliones, nes iš tikrųjų daug Lietuvos meškeriotojų ir užsisėdė namuose ir kartais net nežino, kur, kaip kreiptis, patys tingi organizuotis, ar ne? O mes su tavimi pažįstame jau tikrai daug metų, daug važiuojame į Skandinaviją žuvauti ir tu turbūt Skandinaviją išnarstęs visą esi. Tai jau nuo 2004 metų aš jau dirbu šitą darbą ir tikrai patirties jau daug yra ir namelių turiu visos Skandinaviją, pradedant nuo Suomijos, baigiant Norvegiją. Suomija, Švedija, Norvegija. Ir namelių tikrai daug pasirinkimų yra. Nuo 2 žmonių kur gali apsistoti iki 12, 14, 15 žmonių. Didelė net kompanija, ar ne? Jo, didelė kompanija, tai. Supratau. Ir esmė vis dėlto skandinaviško žuvis. Tikrai jų čia daugiau negu Lietuvoje, galim drąsiai sakyti. Matai, Pauliau, pas jos visai kitas mentalitetas, žmonės čia gaudo, paleidžia dėl savo malonumo žvejybos. O turiu keletą kadrų, noriu atsiminti, kaip mes čia tikrai, vėlgi šitoje pačioje vietoje gyvendami, puikiai leidom laiką ir gaudėm starkius. Kiekviena kelionė yra įdomi, o ši Suomija iš tikrųjų buvo smagi. Specializuota starkių žvejyba tęsiasi ir mums belieka tiesiog vėlgi rasti naujas vietas, kalniukus, žiūrėti echalotus, naudoti savo mėgstamus masalus, be abejo, tai rapalą, ratlinų šį kartą pati įvairiausia komanda panaudota tam, kad suvilioti starkius ir žinoma, mes tęsime savo žūklę. Šios palvytės lyg tai baigė dirbti, nes Rimo dabar buvo vienas paskui kitą 2 starkiai
ant blizgučio, bet natūralis spalva. Geltonas mūsų tas mėgstamas. Reikia pabandyti. Natūra. Ašariuką. Nu ir va, pravedimas, aišku, apie ratlinų pravedimą mes Rimo pasiklausim, nes jisai, kaip jau sakiau, daug jis gauna. Bet nėra toks labai sudėtingas. Pakelimas toksai. Pačiupinėjai dugną. Pum, ten dugną kažkur. Pačiupinėjai dugną. Čia kažkoks bepratizmas. Rimas ką tik ištraukė, aš traukiu. Durni laivai. Pažiūrėkit, kaip jie įma, kaip špratėja. Ai. Pasisparda šiek tiek ir vėl gražus. Ava. Rimukai, einam pasirodyti. Pas ką didesnis? Pas mane. Ne, vienodi. Nu va, žodžiu, mes tokių broliukų lupam jau 60 žuvį vienodų ir einam iš proto būdu nuo gero kibimo ratlinais. Taip, tai ne monstrai, taip, tai ne po 2,5-3 kg, bet va tokie va žuvinai, va tokie, kurie lupa vienas po kitą. Nu, jie visiems didesni negu ežeriai ir jie turi žiauriai smagų, gražų tempą. Ne, Rimai, pasileidžiam, Rimukas paleidžia ir aš taip pat vieną pusę. Ir vasarą, ne tik žiemą, ir vasarą yra ką veikti, ar ne? Taip, vasarą. Čiagi Europoje daugiausia ežerų yra Suomijoje. Tai čia turime tų katerių nuomai, paruošti pilnai, su geriausiais naujausiais sonarais, su liveskopais, su pilna amunicija katerių, yra gydai Suomijos,
su kuriais gali išplaukti. Nu, pavyzdžiui, jį gali netgi negida, kaip mes irgi tada darėm, gali pasimti dieną ir susimušti savo reikalingus taškus, paskui plaukti, žinai. Tai nebūtinai visą dieną, gali 4 valandą. Tiesiog praplaukiai, pamatai, kai visai dirba žmogus taškus ant savo GPS ar ant telefono. Susidėjai ir po to jau gali visą savaitę žvejoti. Žinom, ar ne? Jeigu kas neaišku, man kiti žmonės pasiskambino paklausė, šiam kokį tašką numet. Ai, tu savo irgi, ar ne, padarinė? Savo taškų daug turiu, taigi čia. Ežeras ant ežero čia. Jo. Man irgi vis dėlto žmonėms smagu ir didelis starkiai, ir lydekos, tai aš mačiau ir tavo nuotraukas, ir tavo video su tokiais griozdais. Tai irgi čia Švedija, ar ne, man atrodo, Jo, Švedija, mes tos starkius gaudėm. Bet irgi yra nepadėti, reikia dirbti. Tai aišku, reikia dirbti. Žmogus, jeigu atvažiuoja, jis nuomavo valtelę, jis tiesiog gauna sonarą, kažkokį tokį nediskų. Ir tiesiog jis džigauja, arba velkiaut gali. O jeigu rimtesnė žvejyba, tai arba gyda pasisamdo, arba su savo kateriu gali atvažiuoti. Yra lefteliai pritaikyti kateriams parkuotis, bet siūlau su jau rimtesnė įranga, visai nepadėta. Kaip žinia, iš tikrųjų visas didelis žuvis vidury vandens plaukia. Jo, čia jau nieko nepadarysi ir pagauti didelę žuvį smagu. Bet ir žiemos žūklės čia visai smagios. Tu irgi važiuoji, aš kaip suprantu, ir ešerių, ir lydekų, ir palijų visokių, ar ne, ir sykų tu veždavai veži žmonės. Tai jau čia už poliarinio net rato, ar negaunasi? Taip, čia už poliarinio rato, čia 1000 kilometrų nuo Stokholmo šiaurė, ten važiuojam, ten gaudyti paliją, syką, upėtakį. Jeigu kas nori ir be abejo, ten ir lydekų pagauti. Skandinavija, žodžiu, tokia žiauriai plati, graži šalis, kuri didelė šalis, kur tu gali gaudyti praktiškai ne tik viską, ką Lietuvoje, bet ir dar kažkokios egzotikos susirasti. Tai žinoma, ir kiršlį gali gaudyti to pačiu, tenais upeliai, taigi visokiai, ten įtekantys į didelius ežerus, taigi ten tie ežerai vienas su kitu susisiekia. Ir ten įlankėlėse visokias. Pačios įvairiausios žuvis, ar ne? Tai žiūrėk, ir tada žmonės, kai atvažiuoja, tai visieną ir tų konsultacijų dėl įrankių, jeigu pats nevažiuoja, jeigu žmonės, tu gali rasti jiem ir namuką, ir katerį, ir gidą, ir vietas, žodžiu. Taip, ir įranga, jeigu neturi žmogus atvažiuoja, daleiskim, nežvejys, kaip pavyzdys. Jo, dar palisėti. Važiavo su šeima, bet kokią vieną dieną nori pažvejoti išėti. Tai gauna įrangą nuomai žvejybos, gauna gidą, jeigu noras yra žmogus. Tiesiog nuvažiuoti, gerai laiką praleidžia. Ir tikrai puikiai leisti. Netgi tokias platformas, čia mes Suomijoje tokias turim, 10 žmonių tenais, taip vadinamas tas šašlikinėmis. Ai, tokia va palaukėt, ar ne? Pasiplaukimų tokį ir relaksas. Ir visam ir su draugais pabūti viską. Tai Skandinavijos didelės ir pračios istorijos, kol kas darom pertrauką, nes vienu šitų vaizdų aš jau vėl jau noriu kažkur tai keliauti, tai susitiksim po pertraukos. Tęsim kalbą su Rimu, turbūt vieninteliu Lietuvoje tokiu žūklės gidu, kuris organizuoja begalę kelionių į pačiais įvairiausias šalis, dar apie įvairiausias pakalbėsim, bet dar vis dėlto norisi tos Skandinavijos, ar ne? Tai tu sakei vis dėlto toksai važiavimas, tu dažnai važiuoji, jau lydekų žmonės ešerių prisižiūrėjo mūsų prieš tai laidoje, bet sakei, važiuoji tokios egzotinės žuvies kaip palijos, ar ne, kaip sykai dideli, ar ne? Taip. Tai koks metų laikas toks idealiausias būna tokiom žūklėm? Pasakysiu taip, jeigu sykus gaudyti, sykam, tai yra tas vadinamas pirmas ledas. Temperatūra turi būti labai žema, 20 ir daugiau. Oho, rimta. Tai statom palapinės, šildytuvus pasistatom palapinės ir tiesiog komfortiška žvejyba yra. Tada geriausias kibimas yra žemiau -20 sykų žvejyba. Netgi taip, ne? Taip, o kas liečia palijos be abejo geriau yra pavasarį. Tai pradeda nuo kovo pabaigos iki
gegužės vidurio grubiai. Gegužė dar būna ledas, ar ne? Kai kur taip. Kaip kur, ar ne? Taip. O jeigu jau ledo nebėra, tai iš valtelių. Iš valčių gaudot, ar ne? Irgi įdomu egzotika. Kalbos nėra, žinoma, kad labai įdomu. Ir tiesiog ir spiningavimą prasideda, spinningavimas palijų, upėtakių spinningavimas prasideda. Spinningavimas? Taip. O kuom gaudotės tenai? Upėtakius blizgutėm. Blizgutėm, ar ne? Jo tiesiog, o palijas taipogi yra palijinės tokios specialios vadinamos blizgutės su pavadėliu. Arba tiesiog taip su guminuku. Su guminuku, ne? Šaudinį, tai vadinimas. Kaip džigas, ar ne? Džigas, taip. Mažas džigutis ir lengva tokia džigutė. Ir kimba tokios didžiulės žuvis, ar ne? Tai va, jeigu pas mus, kai nėra ledo, ar ne, žmonės pasilgia palydinės žuklės, tai dar jūs turite laiką pagalvoti, kaip pas mus jau, man atrodo, birželį žalioja. Gali varyti, gaudyti, ar ne, ant ledo ir palijų. Manau, tai. Ir sykų, ir kiršlių, ir aišku, šiaurė irgi egzotiškas, ar ne, dalykas. Bet Rimai, ne tik šiaurė ir ne tik Skandinavija gyvi, kaip daugelis Lietuvos meškeriotojai, tai išlenda viena kita nuotrauka kažkur, tai ir ten, kur šilta. Tai kiek aš supratau, tu organizuoji ten, kur šilta, irgi įdomios dalykas. Egzotinės šalis mes turim nemažai tenais vietų. Tai kaip pavyzdys, kaip Meksika, Kostarikoje turim. Netgi taip, ar ne? Va tokiuose vietose iš tikrųjų visas elizas pilnas yra, su maitinimu, viskas ir tikrai nebrangiai gaunasi realiai. Ta prasme, aš nuskrendu, tu man duodi kažkokį bungaliuką, kur aš galiu gyventi, arba viešbutuką? Ne bungaliuką, viešbutuką. Aha. Viešbutukas, apartamentai yra, atvažiuoja žmogus, jums pasiima. Gidas, ne, žuklės vietinis? Aha. Duosiu kaip pavyzdį. Maldyvose, taipogi mes ten turime, nuomojam namelius, ne namelius, bet apartamentus. Aha. Nu, jūs atskridote į oro uostą į Malę. Aha. Ir tokie kateris, jumis pasiėmė. Ir viskas? Į bungalus. Ir savaitę žuvauja? Savaitę atolose žuvauja. Eik, tu savo, aš galvoju pasinaudoti šito pasiūlymu. Taip, labai iš tikrųjų, labai egzotiška, labai įdomu. Tuo labiau, kad tu ten gali skristi su šeima, tavo šeima gali babą valioti pležę, ar ne kažkur tai? Nebūtinai čia vien tik žvejyba. Nebūtinai, ir polis tuo pačiu. Nardymą ten gali pasiimti, iš tikrųjų ten, daug. O tau teko žvejoti tokiose, Meksikose, dar kažkur? Ne, man Meksikoje neteko, aš pats asmeniškai. Kur tavo tokia įdomesnė vandeninė žvejyba buvo? Maldyvose gal. Maldyvose, ne? Man labai patiko Maldyvose iš tikrųjų. O ten kokia žuklė? Ten, kaip vadinamas tas džerkavimas, ne džerkavimas su volkeriais. Ai, paviršinį. Dėlį vobleriai paviršinį tokie. Aha. Ir tūnus gaudėm, ir GT, gaudėm nuo ryfų. Ir GT, ar ne? Taip. O GT, aš galiu pasakyti, visiems yra labai vienas tokių stipriausių ir sportiškiausių žuvų, ar ne? Taip. Ten visas servizas yra. Jumis paėmė iš ryto. Pamaitino jumi, pagauti dieną žuvelę, tiesiai katerį žalę žuvytę padarė, pamarinavo, padarė, vakarė grįžo, jums karštą žuvį. Eik, tu saką pagauna. Nu, žodžiu, viskas aišku, kad apie ką dėl to ir mes darom šitą laidą, kad aš noriu žmonėm papasakoti, kad tikrai yra kur pajudėti, ar ne, galų galėtas pandemijos laikas baigėsi, ar ne, visas verslas atsigauna ir būtent tokia žvejybinės kelionės, savaitės ten, ar ne, palieka puikiai išpūdžių, kad ir dabar čia pabuvęs Suomijoje ant ledo, tu jautiesi visai kitaip, tu grįžti su visai gera nuotaika, su gera poilsio, ar ne, pakeitęs aplinką. Vieną dalyką pridursiu, Pauliau, žinai, į tas egzotinės šalis, kas nemėgsta šalčio. Jo. Sausis, vasaris geriausias laikas. Geriausias laikas, ar ne? Vasara. Ir labai toksai oras labai priimtinas. Tai sausis vasaris, tai va, žiūrėkit, vasario mėnesį galit važiuoti jau čia už kelių gerų savaičių ir pradėti savo mąstymą. Žodžiu, Rimukai, ačiū tau visų pirma, kad mes su tavim daug žvėjom, kad mes daug keliaujam. Jo, tai nes kelionės visą laiką yra įdomu ir aš noriu visiems Lietuvos meškeriotojams pasakyti, kad tikrai patiems viską sunku rasti, nes mes buvom su draugais ir Tailandė, ir dar kažkur ieškoti, ten tų gidų, tai ten kryva, tai ten šleiva kažkas, tai žinai. Taip, yra didelis darbas. O tam yra, Rimas, susiraskite jį Facebook'e, Rimas Vivorys, susiraskite Vangitą, jo, peržiūrėkite profilius, pamatysite pačių vairiausių žuvų ir būtent per jį galite planuoti savo žuklės kelionės. O žuklės kelionės visada smagios. Ačiū dar kartą, Rimukai. Ačiū tau, gerai, jau dabar nusimsiu. Ačiū tau šitą kelionę, buvo smagu, aš tikiuosi, jūs pasidžiaugėte šitais visais vaizdais. Viskas, nei iš vyno, nei jėgos, susitiksim lygiai po savaitės.
Laidą Vienam gale kablys remia Vangita, žūklės kelionių gidas.